Prieš 5 sakytų, maladės geriau. Na, jis sakė, kad aš to prašiau. Apylink mane sakė. Ne, Aš būčiau 2 daktaras skėlęs. Turbūt aš nenaudoju. daktaras sustatė. Aš būčiau 7 skėlęs, nes man čia Dėl to susilaukė. aš galvoju, kad jisai neraudonas. Mes čia be juodus kiek argumentų prieš raudonus yra. Čia skaubo žaidimo prieš Nu dabar žaidimaidas po to žaidžia sekančią. Statykit 7, aš pasikeliu. Tai sekančią žaidimą. Paplojam. Patiems ir į miestelį ateina naktis. Leidžiam. Atomai. I can make a change and go wherever I want to. They told me, baby, I'm too old, but there's fire in my soul. The heat is getting higher. I feel that I'm on fire. The world is my desire. I feel that I'm on fire. Ooh. There's no doubt I'm strong enough to reach the state I've dreamed of. It's gonna happen, and I will do what I can just to be a better man. The heat is getting higher. I feel that I'm on fire. The world is my desire. I feel that I'm on fire. Can't believe it took so long to take an action and move on. No one can stop me. Through the clouds there comes the sun, and I'm ready for some fun. La 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 la, la 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 la, 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 la la la. I feel that I'm on fire. The world is my desire. I feel that I'm on fire. Labas rytas miestelį. Ir šios dienos valandą atidaro žaidėjas numeris 1 jūsų minutė. Labas rytas miestelį. Meditavau naktį, tiesiog galvojau, kad reikia nužaimti emocijas, nes praeitam žaidime iš tikrųjų per daug gal emocionavau. O dabar pagalvojau, kad yra žaidėjai, kurie net nenorėjo žaisti ir suprantu, kad iš dalies ir aš dėl to kaltas prisidėjau. Nesvarbu, kad mes ten laimėjom praeitą žaidimą, bet esmė ta, kad buvo dalykų, kurie gal nelabai geri žaidimai. Tai šitam žaidime tikiuosi nebus jokių sulaužimų, bus ramų žaidimai. Mes visai neblogai sugebam paskaičiuoti, pagalvoti, kuo daugiau kažkas išsiskiria iš žaidimo, tuo labiau daro chaosą ir per tai kažkokios neaiškios spalvos. O dabar manau, kad mes tiesiog, bent jau aš žaisiu tikrai ramiai, man pavyko nusiraminti, pameditavus. Tai duosiu poziciją ant papilo, tas raudonas, šiandien man atrodo buvo 2 raudonos pergalės. 10 sekundžių. Jo, tai dabar manau irgi laimės raudonį. Viskas, ačiū vas. Dėkui, žaidėjas numeris 2. Žaidžiu 1-2, nors ten, nežinau, jūs tiesiog pakalbėjote kitą žaidimą dėl tų savo emocijų ir panašiai, dėl ko būtų galima įtarti, nes tarkim kitų žaidėjų galbūt įtarčiau, bet nežinau, kol kas aš su jumis pažaisiu, jūs pasakysite tų žaidėjų numeris 1, jūs pasakysite po to. O aš naktį galvojau, ten pasakysiu vieną temą apie tai, kaip pasikeitė Lietuva per 20 metų. Kai anksčiau ten, pavyzdžiui, negalėjom būti parke, kai yra tamsu, nes gali užpulti
užpulti visokie banditai ir panašiai. Tai vat, kai pasikeitė Lietuva, tai noriu, kad ir pasikeistų mūsų žaidimas ir mes jį laimėtume. Praeitą kartą laimėjo raudoni, tai kad ir dabar taip pat laimėtų, bet tą noriu pasakyti, kad rastume visus juodus ir laimėtume šį žaidimą. O tokia mano buvo mintis, aišku, ne taip viskas suvedžiau, nes man irgi buvo mintis apie praeitą žaidimą, bet tiek. Ačiū, pas. Dėkui. Trečias žaidėjas. Labą rytą miestelį, šitau 1, šitau 2. Rimta 2. Nežinau, man kažkokias jūsų... Kodėl jums apie praeitą žaidimą buvo minčių, jūs anksti ganėtinai baigėte ir jūs, aš įsivaizduoju, montas, žiūriu, rodote po galvą, biškai, ar kažkas, resursų kainavo praeitą žaidimas tam paskutiniam ypač. O jums, apie ką jūs galvojate, jūs tiesiog sėdėjot, žiūrėjot, man keistas šitas dalykas. Jūs pagalvojate apie parką, apie tą pasikeitimą, ir galvojate, sėdėdama naktį, apie kaip keitėsi Lietuva ir dabar norėtų privesti prie mafijos, ar tikrai naktinė mintis, dėl to aš jums abejoju. Čia gali būti bandyta pasiruošti kalba ir ne visai dženium. O ir pirma buvo toksai, aš nesupratau, Baždus parodė, kad pirmas tipo raudonas iš nuojautos ir labiau iš to. Man tas nuoširdumas kartais būna toks eina per gailestį, kai juodas, aš čia nusiraminau, čia mes vadiname, nebūtinai raudoną. Tai o 2 irgi nelabai ten norėjo kapsys, labiau norėjo apie savo naktinės mintis pasišnekėti. Dėl to aš pažaisiu kol kas be jūsų, bet antra... Žaidėjas numeris 4, jūsų minutė. Jaučiu Bokštas vienintelis žaidėjas, kur aš nepasakyčiau, ar jis kitaip žaidžia negu praeitą žaidimą, ar taip pat. Visiškai nepasakyčiau. To prasme, jis buvo praeitą juodas, ar dabar kitoks, nežinau, ne pagal tai reikia vertinti. Bet kokiu atveju, man trečias raudoniausias, tada pirmas, tada antras. Numeris 1, jūs ten tą emociją tikrai gerą, stengiatės gerą užduoti, viskas gerai, aš tas pastangas vertinu, štai man jūs labiau į raudonumą. Vienintelis, ką norėčiau gal iš savo prizmės pasakyti, kad gal perdėtai tas toks gal vaidinimas biški buvo, bet jūs stengiatės, kol jūs ramiai žaisit, aš galvosiu, kad jūs raudonas, bet jeigu savo žodžio nesilaikysit, iškart man tapsit juodesni. Tai jau ramiau geriau žaiskit. Numeris 2, nelabai suprantu, kaip čia su mafija susijęt, jūs tipo leidžiat suprast, kad mes čia irgi būskim kaip ta Lietuva, pasikeiskim, būkim geresni, tai mes blogai žaidžiam, aš nesuprantu. Viskas ten gerai, jeigu ir juodi laimi, vis tiek dažnai iki tų gadaikų daeinam, man nepatiko tai jūsų mintis, kad Lietuva į gerą keičia ir mes keisim. Gerai mes žaidžiam. 5 žaidėjau. Labas miestas, tai jūsų komanda 3-4. Aš girdėjau, ką jūs sakėte, bet taip nespatau, su kuo jūs žaidėte, nes, taip kaip jūs išdėstė komandą, taip man irgi kol kas dėstosi 3 raudoniausias, po to 1, po to 2. Nežinau, kur jūs atsidurėt šitoj jūsoj dėlionai. Nes šiaip pirma man, nežinau, ten jūs bandote kabintis prie jo, kad ten gal kažką vaidina, gal kažką ten pasakė, bet man jisai taip atrodė, kad pakankamai raudonai tenai toks pakalbėjo. Taigi tik net nepatiko, kad aš kaip paklausiau dėl antros žaidėjos, ką galvoja, kas yra antrais, kad labai raudona jie man. Man ten nebuvo labai raudona, nes aš jūsų minčių taip pat nesupratau. Pirmas parodė, kad antra labai raudona. Nes aš jūsų minčių nesupratau, ką jūs norėjote pasakyti, kaip jinai pasikeičia ir tas buvo keista. Trečias, kad net taip agresyviai sužaidė prieš pirmą, antrą, tai manau, kad jis yra labiau raudonas. Ketvirto patiko išdėstos mintis, tai irgi galvoju, kad labiau raudonas. Žaidėjas numeris 6. 1, 3, 4, ok. Tai, bet jūs sakėt, nežinot, kur žodžiu, tai išdėliokit man, prašau. Čia bus 3, čia bus 1, čia bus 2. Tai padėkit, kur yra 4, prašau. Va, geriausia, va, blogiausia. Padėkit, prašau. Ok, tai jums geriau už 1, 4. Na, iš pradžių sakėt, kad nežinot. Nežinau, kaip vertinti penkto kalbą, man šiek tiek sunku suprasti, bet jeigu prieš tai kalbėjusius, aš vertinu Aleno emocijas nulinu, aš manau, kad labai gerai, kad jis nulino, ypač po to dar kokia emocija buvo po žaidimo, manau, kad to reikėjo ir jis padarė gerai tą darbą, aš už tai. Nesakau būtinai, kad raudonas, bet už tai, aš dabar jam duodu laiką. Antra, manau, nedaplėtojot minties, aš jūsų vietoj kelias kryptis turėjęs būčiau kaip daplėtotą mintį, pavyzdžiui, pakeiskime ir turėkime mažiau rėkimų ir turėkime gražesnį žaidimą, vienas variantas, ar ne, arba pakeisime ką ir turėkime mažiau raudonų pergalių, nes aš tai noriu toliau raudonų pergalių, mes čia turėjom ir tęskim jas, nekeiskim kaip Lietuvos, o tęskim raudonas pergalės. Aš 4 kartą esu raudonas, tikrai noriu, kad raudonai laimėtų ir aš noriu tą tęsti. Dėl šitos kalbos nedaplėtojimo, dėja, jūs esate juodesnė dabar. 3 už analizę. Žaidėjas numeris 7, jūsų minutė. Labas rytas, sužaisti 1, 3, 4, 6 turėčiau sužaisti pagal tą dėlionę. Jau stipriai užsipolė tą 5, pasakė ten taip dėliot. Tiesiog galvoju, kad 5 man pakalbėjo juodai, nes jis kreipėsi į 3
kreipėsi į ketvirtą, kaip jisai sužaidė, paklausė, paskui pasakė, jam raudoniausi 3, 1 ir 2, aš taip išgirdau, pagal raudonumą 3, 1 ir 2, o užbaigėt vis tiek, kad ketvirtas jums raudonas. Tai man 5 ne raudonas, jūs stipriai važiavo, tai jis man tinka. Įtariu tarp tų 5 ir viskas. Žaidžiu 1, 3, 4, 6. Ačiū. Dėkui, žaidėjas numeris 8 siuntė. Labas rytas. Nu, tai 2 yra juodžiausias, nieko čia naujo nepridėsiu, bet iš tiesų visi žaidžia su vienu, apart 3, bet aš nesužaisiu su vienu, nes jisai visų pirma neiškalbėjo pilnos minutės ir, nu, tokia, pameditavau naktį, nusinulinam, valio. Gerai, nu, bet čia galima tai išmastyti per split sekundę, per 2 sekundės aš tau tai galiu išmastyti ir pakalbėsiu, žinai, 30 sekundžių, kai jisai pakalbėjo. Tai net nėra iškalbėta pilna minutė pagal mano logiką, iš tokio normalų žaidėjo, nu, aš tikėčiausi kažko daugiau, ne tiesiog ačiū pas vidury kalbos, nežinau. 2 yra kur kas įtartinesnis už 1, čia jau nesiplėtosim, bet 1, nežinau, aš nesužaisiu su 1, nors toliau seku tą bendrą, ta komanda man tinka. 3-6 yra stipriausi raudoni žaidėjai, su kuriais žaidžiu, po to jungiasi 7, 4 aš iš tiesų... 10 sekundžių. Nežinau, aš 4, 5 čia visiems aišku, kodėl aš įsimetu, bet 4 aš irgi norėčiau užsimesti, nes jis kažkaip 3, 1, 2 ir aš nežinau. Pagal tai, kaip 4 kalbėjo, aš galvoju, kad senims jam. Spėjimas 8, žaidėjas numeris 9 siuntė. Labas rytas. Pažaisiu su pirmu žaidėju. Žaidžiu 1, 3, 6, 9 tokioj komandoj. 6, 4 jūs neėmėte į komandą, bet, nu, tipo, sakot, jums toks neaiškus, jisai nei juodas, nei raudonas. Pirmas, ką žinau man, kaip atidarė tą stalą, nu, kol kas neradau prie ko labai prisikabinti, pasižiūrėsim, ką per papilą pasakysit. Antrai reikia duoti reabilituotis, manau, pakalbėti ant papilo, kad pasakytumėt savo kažkokią poziciją, ką įtarėt, ko neįtarėt, nes jūs čia visi atakuoja ir gaunatės, kad, nu, labai tartina, bet ar taip gali būti, kad visi tipo parduoda jūs, nu, visko gali būti. 3 man patiko, kaip analizavo, 4 man šiek tiek pasimetęs atrodo, 5 nelabai patiko, o 6, nu, pakankamai stipri tokia kalba buvo, man pasirodė labiau raudonas. 7 sunku man visą laiką rasti Barmalėjaus spalvą, nes aš vėliau žaidime pasižiūrėsiu, kaip jisai žaidžia pagal kažkokius tai kitus argumentus atrasiu jo spalvą, o jūs nenorit su pirmu žaisti, nu, man pirmas toks nepasirodė jo. Ir laikas. Žaidėjas numeris 10. Žaidžiu su visais, tik tais be 2, 5 ir 9. Man truputėlį keista. Aš suprantu, kad jūs man sakėt, kad jūsų ta mintis įsibalansavo visa galva, po to tų reikimų, sunku žaidimas ir visa kita. Bet 7 labai stipriai žaidžia prieš 5. Tai jeigu jūs irgi žaidžiate prieš 5, jūsų analizė tokia, jūs pirmais ant 5 pasakėt tokį gerą analizę apie 1, 2, 3, 4, o dabar apie visus taip trumpai. Aš pavyzdžiui galvojau, kad kai čia pakalbėjau, kol kas galvojau, kad ar po 8, 9 turi sėdėti mafas ir kaip 8 kalba, ten galvojau pradžiai apie 1, 2 labai daug šneka, apie 2 tipo antrina, bet kai 9 pakalbėjo, man 8 tampa raudonesnis ir aš žaidžiu su visais be 2, 5, 9. Manau, kad čia gali būti labai daug juodų. O kad 7 parodė, kad 5 startinas man patiko, 6 toks agresyvus raudonas veiksmas man patiko, 4 aiškiai pasakė savo komandą ir visą kitą. Tai jūs galite musikuoti. Aš nežinau jūsų spalvos, bet iš tokį pakalbėjo. Galim patikrinti 10, man tikra pasitikrinti. Žiūrėk, aš šaudžiaus, 10 mane ir aš norėčiau pakelti 5-9. Aš turiu čia labai daug juodų. Tai va to aš nežinau, kaip Lietuva prieš 20 metų atrodė, nepykit mane dar nešiojant rankų. Ačiū pas. Dėkui. Pakalbėjo visi žaidėjai, perinam į balsavimo fazę, gestikuliacijos neleidžiamos. Išstatytos kandidatūros 1 ir 2. Tokia tvarka ir balsuosim. Pasiruošėm balsavimui, kas balsuoja žaidėją numeris 1. Ačiū. 5 balsai. Kas balsuoja žaidėją numeris 2. 5 balsai ir po 30 sekundžių pirmą žaidėją pradedam. Prieš 20 metų jau nebuvo balsų, prieš 20 metų buvo. 10 metų reikėjo daryti, tada ten buvo ne kažką. Jo, sutinku, žinokit, manau, kad 2, 4, 5, 8, va čia daug metų, dėl 9 nelabai norėčiau sutikti, bet, nu, gali būti, mes tiesiog surasim po to. Ką jūs parodėt? 8 labiau raudonas, ne? Nu gerai, žiūrėkit, tada 3 reikėtų gal tikrinti, galbūt 3. 3 tiesiog patikrinti, nes jeigu jisai juodas, jisai pasislėps jo niekaip. Ir laikas. 2, 4, 5 mes pakelsim. Tai 3-10 patikrinimas. 10. Antras žaidėjų jūsų užsimintės? Žodžiu, man tai tinka, kad pasitikrintų 10 ir jeigu 10 yra raudonas, aš galiu pasikelti, aš galvau, kad tarp 4-5 būtinai vienas juodas, bet jeigu tinka, aš įtariu ir 9, todėl man jūs esate raudonesnis, tai todėl 2-5-9, jeigu pasitikrins 10 yra raudonas, aš keliuosi su 2-5-9, nes aš manau, kad tarp jų bent vienas juodas, jūs irgi tampate įtartinas už tai, kad 9 nematot tokį įtartinų. Tai va, aš manau, kad tarp 4-5 kažkas yra negerai, 5 iš viso maksimaliai yra įtartinas už tai, kad jūs sakot, nežinau, ką daryti su 4, o paskui jau jisai jums daugiau raudonas, jūs pradžioje pradedat vieną baigti kitų. Pakartotinės balsavimas tarp 1 ir 2, pasiruošiam balsavimui. Kas balsuoja žaidėjų numeris 1, ačiū. 5 balsai, kas balsuoja numeris
2, 5 balsai. Kas balsuoja, kad pakelt abu žaidėjus? Ačiū 0 balsų. Ir į miestelį ateina naktis. Leidžiam muzikinį takelį. I'm on fire. Dreamed of it's gonna happen. And I will do what I can just to be a better man. The heat is getting higher. I feel that I'm on fire. The world is my desire. I feel that I'm on fire. Can't believe it took so long to take an action and move on. No one can stop me. Through the clouds there comes the sun, and I'm ready for some fun. La 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 la. Rytas nelabas, žaidėjų ant lyginio skaičiaus numeris 10. Jūsų geriausias spėjimas. 258 ir jūsų atsveikinimo minutė. Kodėl? Taigi šaudžiausi. Nu, man neįdomu, ta prasme, tipo negeriu, tai mes čia tiek nusivažiuosim, lemba. Aš ne šerifas, suvažiu, kad šerifas būčiau, tipo šaudykit. Tai aš prašau ant savęs tipo patikrinimą, sakyt, duokit geriau mane juot, bet duokit pažaist. Nesuprantam, šią karočią. Mane patikrino šerifas atsivėjo. Nu, gerai, sakykit, ką patikrinti. 9 juodas, nu tai tada viskas jau dėl šerifo versijos. Mane patikrino. Man vieną kartą stuktelėjot. Kodėl ne kokius? Tai bet tai jeigu jūs, žiūrėkit, aš nušautas, jūs saudot ketvirtą juodus, man vieną kartą stuktelėjot. Nu, gerai, jūs žiūrėkit. Prieš ar po to tau stuktelėjo? Jisai metė publiką ką tik, kad šerifas. Tai suprantu, bet... Aš jūs patikrinau raudoną. Antra bauda. Ai, žinau, kad jūs dabar ketvirtą juodų, po tai parodėt. Nu, tai man jis atsivėrė, aš supratau, kad mane patikrino. Dabar pagalvojau. Ir paplojam žaidėjui, kurie kanalą. 9 žaidėjų turi 2 baudas. Ir šios dienos stalą atidaro žaidėjas numeris 2. Jūsų minutė. Man tai puiku, 4, 5, 9 man įtartiniausi ir vienas iš jų tikrai man, tai 4 žaidėjai statau žaidėjo numeris 5, nes aš nežinau, neapsispręsiu tarp šerifo dabar, bet man įtartinas buvo, nes jūs labai, švelniai visus apkalbėjot ir man toks, nežinau, žodžiu 5, aš galvoju, kad net galėtų būti irgi kartu su 4, už tai, kad sakau, jūs kaip pradėjot, kaip praeitą kartą pasakiau per papilą kalbą, kai jūs pradėjot nuo to, kad, nežinau, ką su jumis daryti, bet paskui jau jisai pasidarė jums raudonas, o jisai pasakėt jo mintis. Nu, toksai, nežinau, man toksai mėtymasis ir man atrodo, jums tai yra nebūdinga. Dėl to aš jūs įtariu. Kitas dalykas, jeigu 9, nors aš įtariu ir 4, aš dabar nežinau, kuris šerifas, bet jeigu, tarkim, 9 būtų, jūs patikrino 10 ir nušovė 10. Ir nušovė 10. 10 sekundžių. Labai prastai. Tai tada, žodžiu, jeigu 9 yra tikrasis šerifas, tai tada 1 tikrai gaunasi raudonas. Na, nebūtinai, bet daug šansų. Laikas, aš Antanui paplojam. 10 dar ir 3 kalbą. Taip, labą rytą miestelį. Tie 4 ir 9 man... 9 šiaip ne taip atrodė man įtartinas, jisai tokia sužaidė komandai, kur man atrodė normali. Visai 4 buvo įtartinesnis, dėl to rodžiau jo patikrinimą, nes kažkaip kai iš savo kalbos man tokia jūsų analizė buvo apie 1-2, bet jeigu jūs juodas, tada 1-2 turi būti labiau raudoni. Jeigu 1-2 yra labiau raudoni, kur tada juodi? Nes aš galvoju, kad 5 yra nemokama ataka iš juodų žaidėjų, nes jisai tipo kažkur kažką pakalbėjo ir nelabai gerai, apie jūs komandą sudėliojo, taip ne visai logiškai, dėl to jūsų ataka buvo pigi, dėl to 7 įtartinas tampa. Nes jis taip, super atakat 5, aš galvoju, kad, ta motyvacija buvo, jūs tikrai radot argumentus prieš 5 ir prieš jį pradėjot važiuoti. 4 įtartinesnis už 9 ir 9 juodam, jis tipo, ką daro? Patikrino savo nušautą pirmą, kad ką toliau veiktų. Dėl to kažką juoda. 5. Jisai pirmas, bet o kam jam atskleidinėti? 9 turi savo patikrinimą, kam jam atskleidinėti? Statėt kažką ar ne? Ne, gerai, 4. Aš statau numeris 9.
Ištikrinau 9, ne 10, nes 10 man raudonai pasirodė, aš labai įtariau 9. 9 sužaidė 1, 3, 6, atrodo, dar kažką tam. Ir kalba, viską tą patį pakalbėjo, ką aš, jis savo kalbai sako, pirmas, nu gerai, aš jūs pasiimsiu, manau, kad jis raudonesnis, o gale savo kalbos atsisuka į 8 ir jam piktai, o jūs nežaidžiat prieš tą pirmą, pats per plauką pirmą pasiėmė, atsisuka 8, duoda priekaištų, kad jūs tai vas prieš pirmą sužaidėt, o pats per plauką sužaidėt. Aš jo labiau, kad jūs apie pirmą, ten 3 lygį tą patį, kokia mano pozicija, 5 mane pastiprino, bet jūs kažkodėl nieko nekomentuodamas, jūs sakėt, kad aš keistai pakalbėjau, tam kažkokį argumentą. Vienu žodžiu, 9 patikrinau, buvo Donas, gaila, kad ne tą juodą, ne kito. 9 patikrinau, kas dar su juo galėtų būti, man pirmo žinomoji kalba nelabai užėjo. Aš tikrinsiu greičiausiai taip 1-2 kažką, kodėl visi tą 5 taip pol aš nesuprantu, jo mintis buvo panašios kaip man. Kas, 5? Aš labai džiaugiuosi, kad nors 3 žaidėjas suprato, ką aš norėjau pasakyti, nes ta prasme, toks vaizdas, kad sėdi ir aš kalbu visai kitą kalbą. Dabar antrai aiškinu, dabar visą minutę sugaišti dėl jūsų. Aš sakau, 4 pakalbėjo labai gerai, kad žaidžia 3, 1, 2 ir aš nežinau, kur jisai atsiranda. Aš nesakau, kad aš nežinau, ką su juo daryti. Jūs girdite, ką aš sakau? Chill. Ne? Tai klausykite, kad 6 negirdėjo, 8 negirdėjo, viskas suprantama, 7 greičiausiai užėjo ant to, tiesiog pasiėmė. Aš sakiau, tikrinkit 5, aš pavairuosiu stalą. 7 varys nuo stalo kaip bitė. Tarp šerifų dabar renkantis, šiaip iš tikrųjų 9 buvo silpnesnė pozicija, nes pasakė, 5 yra juodas, aš savo spalvą žinau. Dabar jūs galėsite barti labai ilgai, kol įrodinėsite, kad jūs esate šerifas. Nors 4 dabar reikia, kodėl jūs gynėtės dabar prieš 9, tai aš, pavyzdžiui, nežinau. 10. Jūs vėl darote, jeigu jūs esate šerifas, jūs vėl darote tą pačią klaidą. Jūs duote raudoną žaidėją juodą. Jūs tiesiog renkatės nemokamus balsus prieš tai. Jūsų laikas 6. Nu dėja ir vėl silpna kalba, bet aš noriu pradėti nuo paprasto dalyko. Mafai lopai esate. Kažką nušovęs raštutį. Visi 3, tikrai. Dabar čia aš stabdau ir jūs spręskit, karoči, ką man daryti iš tokius pasakymus. Nu, tipo, pažaisim, bet nu, čia labai negražu yra. Nu, tipo, aš taip jaučiuosi, aš taip pasakiau. Gerai, duokit techniką. Man tai, aš dar tokios taisyklės, kad lopai negalima, nes taip negirdėjau. Duokit kokią, ką norit man, jūs nuspręskit tikrai. Gerai, duodu tiesiog, karoči, baudą. Nu gerai, tai va, aš manau, kad raštučių negalima buvo šaut, padarėt nesąmonę. Dabar, dėl šerifų. Nežinau, 9 paaiškinti, kodėl 10 tikrinot. Jisai pats prašėsi patikrinimo, man atrodo, kalbėjo normaliai, išsirinko įtartinų žaidėjus 3 prie stalo. Nu taip ir jūs išsirinko, tai ką už kerštą dabar tikrint. Nežinau, paaiškinti geriau argumentaciją 10 tikrinimo. Aš būdamas šerifu, nebūčiau tikrinęs tikrai 10. Aš asmeniškai. Tai prašau paaiškinti man. Nes man pakol kas renkantis tarp šerifų, aš labiau linkstu link 4. Toliau turim konfliktą tarp 7 ir 5. 7, kas buvo keista, kad jūs užsipuolėt 5, kad jis ten nepasirinko, bet jūs į komandą pasiėmėt 4, kaip ir 5. Tai kaip ir jums nepatinka 5, bet jūs paėmėt tos pačius žaidėjus, kaip ir jisai. Nu, nežinau, ne iki galo man čia atrodė aišku. Tai jo, aiškinamės, kas yra šerifas, 9 lauksiu kalbos. Tarp 1 ir 2 man pirminė kalba atrodė, papilo kalba atrodė silpnesnė šiek tiek. Kas, 7? Aš 3. Aš balsuočiau dabar 3-8, aš pasakiau, dėl ko aš 5-3, už tai, kad sudėliojo savo kalbą keistai. Jis pasakė tenais, kreipėsi 4, koks jums eiliškumas raudonumo buvo. Paskui jis pakartojo, sumaišė, paskui jam buvo 3 raudoniausias, paskui 1, paskui 2, paskui pasakė, kad vis dėlto žaidžia 3-4, nes ten 4 jam labai raudonas, dėl to aš nenoriu žaisti 5. 9 nesužaidė su manim, nes aš sužaidžiu prieš 2-5 ir man, netrodo, kad jisai, jeigu jisai juodas, kad jisai žaistų prieš mane, kai aš sužaidžiu prieš kažką tai, ten, jeigu ten 2 raudoni žaidėjai. Aš atakuoju 2 ir 5, jeigu jisai juodas, jis tikrai turi su manim sužaisti, aš taip įsivaizduoju. O kai 10 paliko komanda 2-5-9, antra baisiai linksėjo galvą. Tai man išeina, kad vis tiek 2 nesudėvinėjais, 5 apsiraudono, jūs apsiraudono, tarp 4-9 yra šerifas, man tarp 3-8 yra juodas žaidėjas. Aš esu raudonas, man tarp 3-8 yra juodas. Man 4 daugiau šerifas. 8. Išstatau dar 5, jeigu nebuvo išstatyta. Nežinau, man 5 labai yra tas toks kažkoks asmeniškumo dabar viškai važiavimas ir daug emocijų, bet tarp 4 ir 9 nuvalio, 4 turi 9 juodą. 9 gal biškai neaišku dėl 10 patikrinimas, bet man tarp 4-5 man
Man antra labai stipriai apsiraudonino, kai antra pasakojo savo logiką, kad 4-5 ir tik nerandu trečio, kas tiktų prie 4-5, jeigu aš tikėčiau 9 versiją. Nes man 4-5 nuo 0 rato netiko, man ten kažkas kirbėjo. 5 iš viso toks dabar, sakau, nežinau, ant emocijų važiuoja. 4 visas argumentas ant 9 yra, kad jisai ten vos pasiėmė pirmą, bet tai toks irgi, nežinau, silpnas argumentas. 9 prieš 9 minusinis argumentas, kodėl jisai 3, nežinau, 3 nerandu prie ko prikipti, bent jau kol kas. Man kažkodėl, man asmeniškai 3-6 raudoniausi, 4-5. Labas rytas, pakalbėjot visiškai apie nieką. Gerbiamasis, čia yra intelektualus žaidimas ir tokiais, nereikėtų mėtytis, nes čia tiesiog nešvarus kažkoks apsiraudoninimas. Nelabai suprantu, kaip aš negalėjau patikrinti 10 žaidėjo. Pirmas dalykas, jisai buvo nušautas praeitą žaidimą, reiškia jisai nesišaudo, jį patikrint galima. Bokštas parodė, patikrinimas 4-10, rodėt, aš jūs laikiau raudonų, kodėl aš negaliu nueiti 10 ir plus 10 savo kalboj pasako, jam juoda komanda 2-5-9, tai ateitygi žais jisai prieš mane, teisingai, tai man geriau pasitikrinti jį, jeigu raudonas, aš jam atsiskleisiu, jisai mane pridengs, kai naktį patikrinau, atsiskleidžiau nakties metu, jisai nepasakė šito dalyko, 4 žaidėjas metė bubliką, tada aš parodžiau, kad aš esu šerifas, 4 yra juodas, kas neaišku, taigi ne 4 patikrinau, 4 prieš mane atsivirinėja, ko čia nesuprast. 5 žaidėjas puola, kad ašgi nepavadinau juodu, aš pasakiau, žaidžiu 1, 3, 6, 9, pasakiau 4 pasimetęs, 5 nepatiko kalba, 7, bet ne juodais pavadinau. Skaičiuojam, kas mafai, nes bokštas su Barmalėjum nebus kartu, tipo Barmalėjus žaidžia prieš bokštą, bokštas liktai prieš Barmalėjus žaidžia. 6-5 gaunasi raudoni pagal tai, kad jie čia apsiraudonino labai stipriai. Tai gaunasi mafų komanda kažkas su 4 2-8, arba su 9 2-8. Ir dauguma sako, kad 4 labiau šerifas. Tai jūs norit pasakyti visi, kad mafų komanda yra 2-8-9, kur aš tada apsirikau, arba 3-7 kažkas, jeigu tenai nedu raudoni žaidėjai. Iš to 8? Priimta 8. Gaunasi, kad aš apsirikau dėl antros, jeigu antra raudona, tiksliau, jeigu antra juoda, kur aš sakiau, kad jinai raudona, mafai, nesigauna su 9 mafų hebra. Visi pasakėt, kad 9 tipo juodas, 4 šerifas, aš galvoju, kad 4 mafas. Jūs einat mane šią naktį tikrinti, aš manau, kad 9 labiau šerifas, 6-5 raudoni. Laikas. Pasisakė visi žaidėjai, baigiam gestikuliacijas ir įstytos 4 kandidatūros, 5-9-3-8. Kartoju, 5-9-3-8. Kas balsuoja prieš dieną numeris 5, stop 1 balsas, kas balsuoja prieš dieną numeris 9, stop 1 balsas, kas balsuoja prieš dieną numeris 3, nėra balsų, kas balsuoja prieš dieną numeris 8, likę 7 balsai, jūsų sveikinimo kalba. Nesupratau, iš tiesų, po to pašnekėsiu, nesupratau, už ką aš jau esu juodas šitam žaidime. Tiesiog visiškai absoliučiai nesuprantu, jeigu reiktų rinktis tarp 9 ir 4, aš vis tiek labiau rinkčiausi 9, nes yra paprasta logika, jeigu 4 veda stalą, tai kodėl tada 9 atsiveda? Nežinau. Bet už ką aš juodas tada, aš absoliučiai nesuprantu. Tai mano 0 rato kažkas buvo su 4-5 ir jeigu aš tikiu 9 versiją, 4-5 limpa, aš nesuprantu, kodėl pirmas dabar sako 5 apsiraudono, kurioje vietoje jis apsiraudono, nežinau, gal aš kvailas nesupratau, vienintelis, viskas tvarkoj, bet 2-8 komandai. 2 apsiraudono, tada kaip po 10. Tai gal pirmas tada, nežinau, tai tikrinkit pirmą, nežinau, nes... Šaulom 9. Visiškai logikas, ne. Ačiū. Ir jūsų laikas, nes naktis. Mafija ruošia ginklus, skaičiuoju mafijai. Ties numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ačiū mafijai. Mutadonas, ieško šerifo. Ačiū Domui, prabūtų šerifas, ieško mafijos.
Vitalis B žaidėjo numeris 3, jūsų minutė. Ai, mane. Aš naktį pagalvojau, kam gali būti vėlus tikrinant savo šaunamosius, ne? Žiūrėkit, Ruštutį nušovė praeitą naktį, praeitą žaidimą pirmą. Ir dabar nušovė vėl pirmą naktį. Kam tai yra naudinga? Naudinga yra tam, jeigu uždarinėja ratą. Tarkim, komanda 8, 9 ir 1. Naudinga? Naudinga. Jie tada uždaro tik tais ratą ir, tipo, Ruštutį nušauna. Vienintelė nauda. Jeigu ketvirtas yra juodas, matė, kad matė, kad pradėjo, kad nušovė. Jam nėra taip naudinga nušauti savo juodą, tą pirmą žaidėją, 10 vėl, taip kaip naudinga yra 9. Dėl to galvoju, kad ketvirtas gali būti U1 už tai labiau šerifas. Ir kad paskui pirmas, kaip per savo pilą atrodė pakankamai silpnai, už savo kalbą irgi atrodė pakankamai silpnai. Ir jis tai įsirašė labiau 9 versiją, 9.1 versija man yra prioritetinė, kur galvoju, kad net 8.9. Kas? Paplam žaidė numeris 3, primena pavaudas Atomas, Vytautas ir aš. Amžinatelis turim po vieną baudą. Monte turi 2 baudas, tai būtų atsargus. Ir šios nuoskalos padažnės numeris 4, minutė. Statau numeris 1. Priimta 1. Mano argumentai, aš 9 tikinau paaiškinau, kodėl praeitą žaidimą. 9 manęs neišstatė, aš vienintelis juodas, jis manęs net neišstatė. Šaukiau, kad šaunam 9, tai kas šiandien su manim juodi nesusišaudo, ne 9 šaunu, puikiai tą 3, kuris jau aš matau, kad mano versija žais. Pirmas per savo ginamąją kalbą labai silpnai pakalbėjo ir dabar jis jau iškart dėlioja komandas, iškart čia sudėlioja kas su kokias gali būti. Aš nemanau, kad 8 juodas, nes pirmas jį pusiau ir pagitavo ir man atrodo net ranką padėjo, tai man yra kritika, 9.1, o daugiau nežinau, kuris paskutinis greičiausiai tikrinsiu 2 pagal tai, kad aš jūsų kol kas neturiu ką įtarinėti. Pasakiau argumentus, dar priminsiu, 9 sužaidė 1, 3, 0, paklausykit manęs, 9 sužaidė 0, 1, 3, 6, neatsimenu, ir daugiau viskas atrodo ir nieko nepakomentavo, kodėl mus išsimetė, mes lygiai tą patį sužaidėm, bet kažkodėl nieko nenorėjau komentuoti. 5. Sunku. Tai jūs tikrinat 3, kuris vėl yra nušautas, sunku man tą patikėti ir man jūsų praeitą kalbą vėl nepatiko. Jūs savo, kai aš kalbėjau per mano kalbą, jūs rodote 5 juodas ir aš jums sakau, jūs renkatės tiesiog, jeigu jūs esate šerifas ir po to jūs kalbate, aš taip nesakiau, jūs sakėte tai. Jūs tiesiog ženklai supratote, kad 5 yra juodas. Kaip dabar neapsirikti tarp šerifų? Kaip neapsirikti, 9 prabalsavo prieš 8, nes nebus komanda 8-9. 9 turėjo, kur galėjo, kad ir į mane padėti ranką. 10 sekundžių. 9-1 su kažkuo tai, 4, po 4. 2 ir dar kas? 6? Gali būti teoriškai 4-2-7 pavyzdys. Gali būti, įmanomas variantas. Aš suprantu. Aš suprantu, tai galėsiu dar jūs išstatyti. Nerengia nuo ko aš atsispiriu, ar ne? Aš galvoju šitą versiją. Šiai minutį man įtikinamiau yra, kad 9 ir 1 yra juodi. Dėl ko, 2 kartus patikrint nušautą žaidėją. Šerifų žiauriai maži šansai. Matematiškai žiauriai maži šansai, 1%. Aš tiesiog nenuperku šitos versijos. Man neišeina šitos versijos nupirkti, man tai per menkai tikėtina. Atrodo, kad taip gali slėptis juodas žaidėjas, nes jam tai parankiau. Vėlgi, nežinau, ar Monte taip darytų, gal jisai kažkokią gudresnę versiją darytų, bet, man taip atrodo parankiau. Beje, for the record, atsiprašau, kad praeitą kartą pasakiau, aš taip jaučiausi, aš pasakiau, aš nenorėjau nieko įžeisti. Bet toliau einant, sakau, galiu patikėti, kad galim susidėlioti 2-4-7 tokią komandą, bet aš ją netikiu šiai minutį, dėl to aš turbūt, kad balsuosiu prieš pirmą, turbūt saugiau būtų ne prieš šerifą. Tai, ką padarys? Tai aš labiau dabar išstatau 9. Kas priimta 9, 7 minutė? Nežinau, jūs pirmieji kaip ir apsiraudonat, bet aš vis tiek netikiu komandą 1-8-9, pavyzdžiui. Pirmas uždarinėja ratais, realiai gali pasakyti belenkai 1-8-9, tai 8 jums raudonas. Antra pasakė, kad kai pilinasi 2-5-9, jai labai gerai, jinai važiavo stipriai į 5 ir stipriai į 9. Aš nematau komandos ten, kad 2-9 būtų. Nematau komandos 2-9. Gal jums 1-2-9 gaunas komanda, o pirmas uždarinėja ratai 8. 5 tikrai nebalsuosiu,
man nėra tokia baisi čia kritika, nes pagal jumis antra tik jūsų versija, jisai vis tiek paišo ten, svarsto komandą 2, pavyzdžiui, 4, 7. Jie buvo 8 pastatė. Žiūrėk, išstato 6. 6 svarsto versija 2, 4, 7 jau 2 komanda, išstato 9. Nu, kokia čia nais, man 1% tikimybė tokia versija. Nu, gerai. Prieš tai apsiraudonai, dabar aš nematau komandų 2-9, nematau 1-8-9. 9? Labas rytas, įstatau 4, man kritika, aš vienintelį tik tai 4 žinau juodą. Pas mane vienintelis spalva 1 yra raudonas, kadangi 4 duoda jūs juodų. Viskas. Kokia su kuo iš vis pasakykit, aš esu juodas. Jeigu aš juodas esu, tai aš belenką atsikėlęs duosiu patikrintų juodų ir pradėsiu žaisti balansus tenai įsitikinėti ir tą. Ką man daryti, jeigu aš esu šerifas, patikrinu nušautą raudoną žaidėją, patikrinu kitą naktį nušaunu raudoną, tai ką man daryti? Iš kur man gauti tų juodų žaidėjų? 6 žaidėjas apsiraudonino nešvariai, bet dabar ką kalba, tai tiesiog nupikta, jį yra, prabalsuočiau jūs, bet nežinau, aš noriu, kad kas raudoni prabalsuotumėte 4 žaidėją, nes kitaip mes pralošim 3-3, jie 8 sukrito, pažiūrėkit kiek rankų, aš tiesiog neturėjau į ką prabalsuoti, pastačiau irgi 8 žaidėją, nes 4 nespėjau užstatyti per savo kalbą. Nežinau, mes, Alinai, 10. Kokią jūs galvojat su 4 gali būti juoda komanda? Pašnekėsit. Nes realiai tarp 2, 4, 5, 6, 7 visi mafai turi sėdėti. Vienas. Čia ne juodi lopai, o mes būsim lopai dėl to, kad pralaimėsim šitą žaidimą. Jūs nesuprantat, kad 8 išėjo dėl ko? Dėl to, kad 3 jį išstatė ir kas mirė? 3 mirė. Tai gali būti, kad 8 yra juodas su 4, dėl to 3 ir buvo nušautas, jį tiesiog užsakė anksčiau, į juodą komandą 4-8 ir kažkas. Jūs dabar išsivesit mane, tipo, kad balansų, bet jūs po to, nežinau, kaip vis tiek, jeigu jūs tikit 4 versiją, jūs tiesiog pralaimėsit šitą žaidimą. Šitų 4, aš žinau, kad 4 juodas ir žinau, kad 9 yra šerifas. Ir kodėl mirė 3, jūs nepagalvojat. Aš galvoju, kad 2 bus juoda, 2-4-8 tokia juoda komanda. Tiesiog ir jūs, nes aš žinau, kad 5-6 labiau raudoni pagal tai, ką jie padarė, o 7 svarsto, jisai, jeigu būtų juodas, jisai supranta, kad jam neapsimoka dabar jau pristaikyti tipo, prie šerifo, jeigu jisai mafas, jisai žais kartu su 4, o 7 supranta, kad 4 greičiausiai yra juodas. Todėl juoda komanda bus 2-4-8, šitų 4, dabar raudoni balsuoja 4. Pas juos ne kritika, pas juos tikrai 1-8-9 pas juos mafijos komanda, kur neįmanoma surišti tokią komandą. 2. Dabar žiūrėkit, jūs įstatėte 8 ir aš padėjau ranką į 8. Ir aš nepadėjau rankos į 3, kur 7 sako, kad tarp 3 ir 8 vienas yra juodas. Kas galėtų būti komanda? Aš galvoju, kad galėtų būti komanda 4-7, 8. Ne, palaukit, nenervuokit. 1-9, 1-9-7. Man žodžiu 7 limpa į abi komandas. Ir jūs dar mane duotat, gerai, statau žaidėją numeris 1, tada aš prabalsuosiu jūs. Jeigu jums atrodo, kad aš esu juoda, tai tada aš tiesiog prabalsuosiu jūs. Lygiai taip pat iš abiejų pusių esu juoda. Man 7 atrodo limpa į abi komandas, dėl to aš būčiau siūlys prabalsuoti į 7, o ne į 1. Ir aš jums siūlau nueiti patikrinti 7. Pas ją nėra mafų iš vis prie stalo 3. Kaip tai nėra 3 mafų, aš padėjau ranką į 8, gerai, 8 nėra. 4-7, aš noriu, agituoju dėti ranką į 7. Ne, aš iš abiejų pusių 4 sako, aš eisiu patikrinti 2 ir negali būti vienintelis 7. Baigėm gestikuliacijas, duosiu visiems baudas, pasisakė visi žaidėjai, statytos 4 kandidatūros. 1-9-6-4. Kartoju, 1-9-6-4. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1, top 4 balsai, kas balsuoja prieš žaidėją numeris 9, nėra balsų, kas balsuoja prieš žaidėją numeris 6, nėra balsų ir prieš 4, likę 3 balsai. Žaidėjas numeris 1, jūsų sveikinimų minutė. Žiūrėkit, kodėl 8 juodas, tai kad 5-6 apsiraudoni ir jie yra raudoni, o 7 ką tik prabalsavo teisingai. Todėl juoda komanda 2-4-8 ir aš jums iškart paaiškinu, kodėl mirė 3. Jam labai lengva, jeigu aš juodas, jisai netikrins, jisai ieškos paskui mafą. Aš praktiškai sekant praeitam rate įsipaišiau, paskiau, kad 9 šerifas, 4 juodas ir 4 eina tikrint mane. Dėl to, kad jums visiems bus skanu suvalgyti, kad 1 juodas. Pas jį juoda komanda 1-9 ir kažkas dar. Jisai dabar sakys ten 7 arba 8, kokį jisai pavadins, kad irgi buvo mafas, kur Bokšas pasakė 1-8-9, nesąmoninga komanda. 8-0 sužaidė prieš mane, aš išstatau 8, prabalsuoju prieš 8, 9 irgi, man atrodo, prabalsavo prieš 8 ir jūs rišat komandą 1-8. Tai 8 juodas buvo, jūs suprantat ar ne? Kodėl negalite iš karto prabalsuoti prieš 4? 8 buvo juodas ir 2 kartu su juo. 5-6 apsiraudonino, 7 prabalsavo teisingai. Juoda komanda 2-4-8. Jūsų laikas, Fakmanas žaidėjas numeris 1, Stenaktis.
Aš sėkmingai šaunu į dangų, įtikti niekam nesistengsiu. Labas rytas, be žaidėjo numeris 6, jūsų atsveikinimo minutė. Okei. Smagu. Nu gerai, turbūt reikia nuo nenušaut, logiška. Galvoju prieš ką palikimą, nes šiek tiek Alenas čia sujaukė, bet buvo grasinima, kad čia baigsis 3-3, 3-3 nesibaigė, tai tada teko įdėti 8 komandą. Jo, gali būt. Tai... Tai kas? Ketvirtas, kas pagal jūs juodas tada? Nežinot, neturit versijos? Neturit visai versijos? Tai turėtume turėti, nes kažkas duoda antrą. Tai pagal jūs tada turėtų antrą raudoną tapt? Šiaip. Tai turėtume turėti tokią versiją? Nežinau, dabar aš pasimečiau dėl ketvirto. Nepaliksiu griežto palikimo, aš jau anksčiau, kad ketvirtas šerifas, dabar aš jau pasimečiau. Ačiū Jums, labas dienas numeris 6, šios dienos kalbas pradeda žaidėjas numeris 5, jūsų minutė. Labas rytas miestas, bandau dabar sudėlioti. Devintą davė antrą juodą, juoda komanda 2-4, tebūnė. Jūsų juoda komanda 1-9 ir antras jums yra raudonas, pagal tai, kad devintas duoda juodą, 7 duoda raudonų ir aš savo spalvą žinau, aš esu raudonas. Jums lieka vienintelis 8 juodas, bet pagal jūsų versiją pirmas neturi ką veikti ir užstato 8 tam, kad prabalsuotų. Kur žaidėjas numeris 2 ir status 4. Priimta 2. Manau, kad šito vietoj jūs padarėte klaidą. Ir juodųjų komanda bus 2-4-8. Dabar aš taip kalbu, nes jums nelieka tiesiog jūsų prastavus. Vienintelis, ką jūs galite daryti, tai aš Laikas, 7 minutė. Pristatau 2. Tai aš prieš tai irgi tą patį galvoju, kad 1-8-9 man nelimpa komanda, kai pirmas uždarinėja ratą, jisai tiesiog gali neuždarinėti ratą į 8. Pirmas tiesiog jis gali neuždarinėti. Aš išstačiau 3, jisai gali neuždarinėti visiškai į 8, bet jis uždaro į 8. Ir po to uždarė į 8, kai jūs apsiraudonate ant viso stalo, 8 pavažiavo prieš jūs. Nu, jam visiškai neapsimoka tą daryti. Realiai į 8 sukrito 7 rankos, nes įsivažiavo į jūs patį raudoniausią žaidėją tuo momentu ant stalo. Tai pirmam prabalsuoti surinko komandą 1-8-9 nesąmonę. Prieš tai aš šneku, kad man komanda 2 su 9 irgi nesiriša, nes 2 labai norėjo, jai labai žiauriai patiko tas papildymas, jinai norėjo pildytis netgi su 9. Man 2-9 irgi nesiriša komanda. Realiai gaunasi, kad taip, pirmas uždarė 8 ir man komanda 2-4-8, aš nesuaudžiu kitos versijos. Su 9 aš nematau komandos. Jūs jeigu jūs juodas, būtume 3-3 laimėję, viskas. 9. Labas rytas, tai būtent būtų pasibaigęs 3-3 žaidimas, 8 turėjo būti juodas, nes 4, kai duoda pirmą juodų, tai viskas aišku, aš netikiu, kad Tomas, savo pirmą, dar tokia teorija, kad savo pirmą galėjo, pavadinti, patikrinti, bet tai čia nesąmonė būtų, nebus tai. Tai pas mane viskas aišku, komanda 2-4-8, statau 2, statau 4, jūs gaunatės pas mus komandoje juodoj, nes pas jį 1-9 juodi ir įsivaizduokit, 1-9-8 tokia juoda tipo komanda, pirmas neturi ką veikti, surinkinėja rankas į 8 ir mes prabalsuojame į 8 ir įsivedam 8. Nėra tokios komandos. Tai jūs pas 4 gaunatės paskutinis juodas. Tai komanda 1-5-9. Nes 7 patikrintas pas 4 raudonas, o 2 aš patikrinau juodą, tai jam automatiškai 2 yra raudona. Tai viskas, man žaidimas, tai viskas paprastas, jums reikia tik taip apsispręsti. 2-4-8, ačiū pats. Ačiū jums, 2. O jūs nepagalvojat, kad 4 duotų jūs juodą, už tai, kad jūs prabalsavot ir bandytume nupirkti 5 balsą. Nepagalvojat, kas juodas, 5 juodas, tai viskas. Jūs ant nulinio rato pasakėt už emociją, už tai, kad jis parodė kažkokią emociją, tai dėl to jis gaunasi jums raudonas. Jūs pats nuo nulinio rato jį įtarinėt. Kitas dalykas, aš pasakiau ant nulinio, per papilo kalbą, 4-5-9 man yra įtartiniausi žaidėjai, pasitikrina 10, jeigu 10 raudoni, aš galiu kelti su 5-9 už tai, kad visas stalas įtarinėjo 5. Nuo 4 nuėjau, nors aš pasakiau,
kad 4-5 net galėtų būti kartu juodų komandų ir kiti juos kartu įtarinėjo, kad 4-5. Aš niekaip nesu su 4 sako, aš nueisiu patikrinti 2, iki galo netikėjau, jis nuėjo tiesiog jūs prabalsuoti. Aš aišku, neapsikraiu su tų žaidėjų numeris 5. Aš balsuosiu prieš 5, koks skirtumas? Koks skirtumas? 5-9 yra juodų komandų. Ir ką aš noriu pasakyti, kad aš net neapsikraunu, nes aš žinau, kad tiesiog jums bus sunku padėti ranką ne į mane, nes jūs tiesiog patikėsit, bet jeigu paklausytumėt, kaip ėjo visas žaidimas, tai jūs suprastumėt, kad nėra tokios komandos 2-4, kas dar 2-4, 8, aš dėjau į 8 ranką. 4? Aš statau numeris 9. Barmalėjau, žiūrėkit, kodėl, kai aš užsakiau 9, Barmalėjau, paklausykit. Barmalėjau, paklausykit manęs. Barmalėjau. Kodėl, kai užsakiau 9, nemirė 9? Kodėl? Dėl viso ko, tai aš negarantuoju, kad 5 juodas. Gal ten jie į tą savo 8 pastatė, gal aš nežinau, dar kažkokių variantų. Aš nesu garantuotas, bet pagal logiką jums reikia tiesiog gerai apspręsti tarp šerifų. Jau pirmą išmetėm, aš vis tik aišku dėl to, kad jūs įdėjote į mane, ne į pirmą. Ir kodėl man būdamam juodam, jūs duoti raudoną. Absoliučiai nėra skirtumo. Aš 5 jau nuo 0 būčiau nupirkęs. Jeigu aš juodas, jis raudonas, aš jį nuo 0 būčiau nupirkęs. Mes kartu žaidėm, viską kartu darėm. Jūs tikrinau, nes jūs dėjot ne į ranką, aš tikrai jūs visada juodą duočiau. Jeigu aš donas tikrai užsakyčiau 9, užsakiau ir nemirė 9. Jūs pasakėte, ar turėjo 8-1 juodas. Užsakiau 9 ir kas mirė? 3, tai kiek čia, ką aš užšaukiu, plus 4 ar kažkas tokio? Jūsų laikas. Visi 9. Pasisakė visi žaidėjai ir tos 4 kandidatūros. 2, 4, 5, 9. Kartoju 2, 4, 5, 9. Kas balsuoja prieš dėją numeris 2? 2 balsai. Kas balsuoja prieš dėją numeris 4? Nėra balsų. Kas balsuoja prieš dėją numeris 5? Vienas balsas. Kas balsuoja prieš dėją numeris 9? 2 balsai. 2-9 po 30 sekundžių kalba 2. Taip ir galvojau, kad papildinsit, aš galėjau dėti ranką į 9. Iš tikrųjų, į 5 koks skirtumas galėčiau pasipildinti šito ir šito. Esmė tokia, kad jūs pakalbėjot, kad tarp 3-8 yra vienas juodas žaidėjas. Aš patikėjau ir dar trečias parodė padėti 8. Aš laukiau ir dėjau ranką į 8. Aš galėjau dėti kažkur kitur, bet aš laukiau ir dėjau ranką į 8. Nėra tokios komandos 2-4-8. Nėra. Ir dėl to aš buvau įsitikinusi, kad 1-7-9 yra juodų komanda. 4 būtų davęs jūs juodų ir būtume pirkę 5 balsą, bet to nedarė. Pasakė, kad jūs raudonas. 9. Jinai dabar naudoja vienintelį argumentą, kad tipo pastatė tą ranką. Jinai pati pasakė, aš patikėjau pirmųjų ir kai jūs įstatėt, padariau tą, ką jūs prašėt, nes tipo, kad įtikti pirmam žaidėjui. Barmalėjau, nepraloškim žaidimo 2-2, prabalsuokim į 2, nes 2-2 baigsis žaidimas. Ačiū pas. Ačiū jums. Pasakė buvo žaidėjai, balsavimas yra 2 ir 9, kartoju 2 ir 9. Kas balsuoja prieš dėją numeris 2? 3 balsai. Kas balsuoja prieš dėją numeris 9? 2 balsai. 3 balsai prieš 2 buvo. 2 jūsų minutė. Nesibaigė žaidimas, tai 8 tada juodas. Na žodžiu, reikėjo prabalsuoti 9 ir tiesiog žaidimas būtų pasibaigęs. Aš sakiau, kad esmė tokia, kad nėra tokios komandos. 4 yra šerifas ir klausykit kitų palikimų. 3 nueidamas, kuris nušovė, pasakė, kad 4 yra daugiau šerifas. 1-9 kartu buvo juodų komandai. 10 nueidamas, jisai kodėl nepaliko trojkai 9, vien tik dėl to, kad 9 jam atsiskleidė, bet jisai nuo 0 pasakė, kad 9 yra įtartinas. Nu, žodžiu, esmė tokia, kad tada 5 gaunasi juodas ir 5... Ai, žodžiu, ačiū. Ačiū jums, pakuom žaidėjai numeris 2, mieste naktis. Matė pasirašė ginklus, didžioji nacija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toks stiprus, kad pamiršau tave puslapiuose žurnalo istorija, kurią įkūnė. Kai tik pajaučiu laimės skonį, pakilau užsibūrėmis laiku. Mieste rytas B7, jūsų minutė. Žodžiu, aš nesu iš komandos 1-8-9. Pagal jumis vis tiek. Nu, taip, tai pirmas uždarinėja 8, nu, aš nesuprantu, kaip uždarinėti juodam, nu, Alinas nedarytų tos pačios klaidos, ką Atomas prieš tai padarė, jis davė savo juodu, kai galėjo duoti bet ką kitą, o dabar jis uždarė ratą į savo juodą žaidėją, nu, aš netikiu komandą 1-8-9 realiai. Plus antra visą laiką mėlėsi, ten jai buvo, kad ir 4-7 gali būti komanda, paskui kad 5 gali būti neraudonas, nu,
Žodžiu, aš palieku, kad komanda 2-4-8 yra jau. Nu, pagal man 2-4-8, aš kitaip nesuprantu. Ačiū. Ačiū Jums, paplom žaidėjai numeris 7. Šios dienos kalbas pradeda žaidėjas numeris 9. Montė turi 2 baudas, Tomas turi 2 baudas, daktaras neturi baudų, tai būkite atsargus, 9 kalbat. Labas rytas, įstatau žaidėją numeris 4. Argumentai. Jeigu aš būsiu juodas, aš sugalvosiu bet kokius patikrinimus, daktarė, aš jums šneku. Kitas dalykas, dabartis, kodėl mirė 7, o ne jūs? Gi žaidimas 2 nesibaigė, viskas aišku, jūs raudonas, teisingai. 7 žaidžia mūsų versiją, stato su mumi ranką. Tai mirsite jūs, kad 7 prabalsuotų į 4 žaidėją. Bet kažkodėl miršta 7, liekate jūs, kuris visą žaidimą prieš mane žaidėte. Aš belenką atsikėlęs duosiu patikrintų juodų, man nieko tai nekainuoja. Aš pradėsiu prie 9 balansą nuo juodo žaidėjo. Aš nepavadinsiu patikrintą žaidėją, kuris yra nušautas raudonu ir sekančią naktį dar vieną raudoną žaidėją, kuris nušau. Tai ką aš darysiu, aš neturiu jokios komandos, kaip jūs šito nesuprantate. Juodi netaip žaidžia šitą žaidimą. 2-4-8 juoda komanda, 8 dabar naktį patikrinau tuščią kėdį, juodas žaidėjas, viskas. Jums reikia dabar daktarė nuspręsti. 4 juodas žaidėjas. Ačiū pat. Ačiū Jums, 4 minutę. Išstatau numeris 9. Žiūrėkit, daktarė. Aš visus savo logiškai patikrinimus dariau, tikrai logiškus dariau. Kodėl tikrino 3, 9, kai ten visi su juo sužaidė, 3 net nebuvo tikrinimo. Toliau žiūrėkit, tuo metu jūs prisiminkit pirmo kalbas, tikrai buvo juoda. Jie abu pastatė tą savo juodą 8, aš tuo metu tikrai galvojau, kad 8 raudonas, nes tiek 9, manęs beje net neišstatė 0, aš jam vienintelis juodas, prie 9 manęs neišstatė. Pirmas 9 abu pastatė 8, o kitą dieną pirmas kalba ir veliasi. Nu tai čia 8 buvo juodas, bet tai dabar bus 3-3, kalba ir veliasi. Jis pats išmetė tą savo juodą 8 ir pats vėlėsi. Prisiminkit visas pirmo, apart nulinio ten po pameditavimo, visos kitos kalbos jau buvo prastas. Jis sužaidė ant 0 per papylą ten 9 pasiėmė, nors 9 atsikaip ir sužaisis. Nu, buvo tikrai, jūs žaiskit pagal kas dar juodi. Pirmas tikrai juodesnis. Iš abiejų pusių dabar 8 gaunas, 9 nesugeba. Aš užsakiau 9, 9 nemirė. Pažinkit, užsakiau, mirė 3. 5. Labas, esmėtas, aš jau priėmę sprendimą, tai tiesiog nepykit, jeigu bus ne tas. Bet ačiū ką. Ačiū Jums. Sakė visi žaidėjai, balsavimas tarp 4 ir 9, kartuoju 4 ir 9. Kas balsuoja prieš dieną numeris 4, stop 2 balsai, prieš 9 1 balsas, 4 jūsų minutė. Bet tipo emociškai jis ten, aš šerifas. Jis tipo emociškai, nes labai stengiasi dėl to. Ačiū pas. Ačiū Jums, top žaidimai, mafijos pergalė, mafija 1-8-9, Donas 9-4 šerifas.